Mama, iš kur atsirado žmonės? Nu, sūnau, juos karaliai į žemę atskraidina. Nu, palauk, bet tėtis sako, kad iš beždžionių atsirado. Nu, matai, supranti, sūnau, kiekvienas apie savo giminę pasakoja. Du seniai nesimatė draugai, sutinka. Nu, sako, kaip tu pasako, kaip su šeima, kaip žmona. Ai, sako, neklaus geriau. Paliko į mane. Sako, velnius, nu taip. Neliūdėk, ką žinau, seniai nesimatėm, tai einam į barą, paskandinsim liūdėsi. Nežinau, neišeis, brolau. Kaip tai neišeis, sako, pinigų nėra? Ne, liūdėsio nėra. Geras. Klausyk, kambariokė, tu mano, girdėjai, vat mūsų name gyvenantis profesorius Algimantas, tu homoseksualas pasirodo, nu. Vo, geras. A tai ko tik nesužinai apie žmonės? O pusę metų kartu miegam, bet nežinau, kad jis profesorius. Profesorius. Suvalkija, nedidelis miestelis, į parduotuvę įbėga moteriškė, sako, nu tai sukčiai, nu tai griniausi sukčiai, nu. Atsiunčiau sūnų nupirkt saldainių 2 kilogramus, o kiek jūs įdėjot, nu? Taigi aš pasveriau, kaip parnešė, nu. Kilogramą su biškiu pinigų, tai kaip už 2 paimėt. Pardavėjai taip tingiai, sako, tai žinot ką, eikit šiaptę vėliup, o jeigu ką, tai geriau vaiką pasverkit. Ir skirdamas išlys. Atsakyklis. Sveiki, jūs paskambinote į Lietuvos karo prievolės tarnybos naujokų priėmimo skyrių. Jei norite tarnauti kariuomenėje, spauskite žvaigždutę. Jei nenorite, groteles. Taip, girdėjom pranešimus, kad reikia prisistatyti. Groteles laukiam, jei nenorite. Draugai vėl kalbasi ir sako kažkaip mėgstu atradimus visokius, mėgstu tyrinėti, kažkas sako, atradau geriausią būdą, kaip išmatuoti buitinių svarstyklių tikslumą. Žiūrėjau, pasisveri pats, tada išgeri litrą alaus ir vėl pasisveri. Fantastik. Nu, sako, ką aš žinau, bet man atrodo, kad tikslesnis būdas būtų išgerti litrą vandens. Ne, tai aš nesakau, kad netikslesnis, aš sakau, geresnis. Geras. Geriausia būda. Senas geras apie estus nevailėti. Tikras estas savo gyvenime turi padaryti 3 dalykus. Pagalvoti apie medį, pagalvoti apie namą, na, ir jei spės dar ką nors pagalvoti. Žodžiu, čia toks intelektualams apie dailę. Dailės kritikas kalbasi su dailininku ir sako jam. Norite, sako, sužinoti mano nuomonę apie jūsų drobę. Ji visiškai nieko verta. Dailininkas taip pasižiūrė, sako, nu, aš tikiu, sako, bet galite tą savo nuomonę pasakyti. Sąskambis. O, taip. Kai Dievas nori nubausti amerikiečius, tai jis jiems siunčia žemės drebėjimus, uraganus, teroristus. O kai nori nubausti kitas tautas, tai siunčia joms amerikiečius. Rašo taip. Nu, taip. Čia kažkas, nesupratau šito, bet, tarkime, jo nebuvo. Gerai, nu ir dar vienas. Turi dar ko nors? Tokių, kur galima, tokiu metu ne. Supratom. Bibliotekoje, sakykite, ar turite knygą apie sadomazochizmą? Nu, taip, yra čia tokia viena Abdulkijus. Mestelkite, prašau, man porą į veidą. Ir dar vienas pabaigai, kadangi dabar tokie pusryčiai vėlyvi, daug kas atostogauja. Žodžiu, instrukcija, kaip patikrinti, ar blynas yra iškepęs, bent viena pusė yra kitoje blyno pusėje, kuri guli ant keptuvės.